Kas Renio? Renius ir aš esu alkoholikas. Nežinau, kažkaip tai vakar tokia užėjo kažkaip tai, o rytoj tas spikerinis nugalvoju. Ir paskui iš karto tokia mintis atėjo. Gal visgi paklausti, pas ką yra, gal kokia, vat, man patiko kažkaip tai. Kažkada sakau, su kuom sutapsi, toks ir pats tapsi. Man, gal aš lankiau blaivybę, jau buvau grupę metus laiko, bet vat, kažkaip tai man, neradau aš šitų alkoholikų, ką norėčiau būti panašus, kaip pasakius. Kažkaip tai man va taip, žinai, va. Ir kol nepakliuvau į Vilniaus Minnesotą. Ir tenai, tenai aš jau kažkaip tai, man patiko ir tų žmonių blaivybė patiko, tenai buvo. Ir paskui dar sutikau kitų ir patiko, kaip jie jų maniera, jų mąstymas, jų elgsena, viskas. Ir va tada aš galvoju, kad, jeigu jie galėjo, tai galbūt ir aš galėsiu. Ir tada aš jau pradėjau įsivaizduoti tą savo blaivų gyvenimą, nes taip jisai man kažkaip taip planai. Bet kas man, dėl ko aš tą visą preambulę sakiau, už tai, kad man patiko, kai pradėdavo tos užsiėmimus, kaip čia pavadinus, iš ryto, tai vat ateidavo ir paklausdavo, ar jie pas ką kokių nors klausimų. Nesvarbu, kad tema būtų tai ir antras, ar trečias žingsnis pagal tą grafiką, arba dar kažkas tai. Bet būtent, ar yra pas ką kokių klausimų ir nežinau, ir pas manęs kažkodėl tai kaip vakar užkrito į sąmonę, aš taip pat pradėsiu, ko gero. Gal iš naujesnius, kurie jau seniau jau matyti pas juos ir taip jau prakandė viską yra. Ne viską, bet iki šiol kandžiojamas. Bet šitą visą gal yra kokių klausimų, tada galėčiau pririšti savo pasisakymą su ta tema. Nes tai paskui standartas, kaip geriau, paskui kaip atsibodo ir paskui jau galiausiai, kad kaip nebegeriu. Bet jeigu yra paskaut koksai klausimas šiai dienai, kokiu, tai pradėčiau nuo šito. Vigilija alkoholikė. Aš atsiprašau. Labas, Reniu, labai ačiū, kad sutikai pasidalinti. Žinai, labai norėčiau galbūt šiandien tuo pasidalinime išgirsti, kokie vis tik įvykiai tavo gyvenime tau labiausiai padėjo atrandant ryšį su aukštesnė jėga. Kokios patirtis buvo tos, kurios labiausiai padėjo surandant ryšį su Dievu. Ačiū labai. Ačiū tau, matai. Principė, kaip ir šios programos visa esmė ir yra surasti tą ryšį, taip kad čia viskas į temą. Gerai, bandysiu tada šitą visą reikalą. O pradėsiu prie pradžios ir paskui daeisime ir iki šito dalyko, kaip pas manęs. Taip pat čia irgi šiandien gulėjau, dar buvau išvažiavęs, dar visiems tos mintis sukosi pas manęs, kaip aš dasigėriau. O dasigerta buvo iš tikrųjų kaip. Tenai buvo pas mane minčių, kad aš žinau, kad gimiau tarnautojų šeimoje, paskui pradėjau galvoti, ne visai. Mano tėvas metai man buvo, kada metai suėjo, mama išsiskyrė. Ir paskui jau praktiškai jau patėvis buvo iki 12 metų, paskui vėl su motina, tenai 3 vaikai buvo likę. Ir kažkaip tai, ir pas manęs yra, tikriausiai aš manau, kad irgi ir Dievas yra su jumoru, žinai, tai pas manęs yra. Būdavo, pas mane aš visą laiką buvau nepatenkintas, bet mane motina taip, sakau, mama, koks aš vaikystėje buvau, sako, nepatenkintas ir pasakyti. Atsišerti, įsivaizduoju, Šitą, Kęstutį, galima mikrofoną išjungti. Atsiprašau labai. Labai prašau. Šitą, bet paskui pagalvojau, kaip praktiškai ir manim nebūdavo patenkinti. Nei patėvis, nei mama, jie visą laiką norėjo, kad aš kažkoks tai būčiau. Už šitą visą reikalą. Ir kažkaip tai ir toksai pas mane, aš stengiuosi jų lūkesčius pateisinti. Šiaip aš toksai buvau labai, kaip jie sako, hipoaktyvus ar kaip tenai, bet aš iš pradžių pridirbdavau, paskui galvodavau. Nors mane mokino iki 10 skaičiuoti, bet tuo momentu nedaidavau iki 10 skaičiuoti. Tai aš visokių zbitkininkų mane vadindavo.
Va, tai va tokie dalykai buvo ir su tokiu nepasitenkinimu, bet vis vien kažką tai buvo Dievas davęs man. Ir šitą visą reikalą aš bandžiau, nu vis vien, nu, kaip sakysim, krikštamotė pas mane mokytoja buvo ir tikrai, jeigu ne jie, aš nežinau, kur šiandien būčiau buvęs. Čia jos žodžiai yra pasilikę nuo vaikystės, kad sakė, išmokom plaukiot kaip žuvis, skraidyti kaip paukščiai, beliko išmokti ant žemės gyventi kaip žmogui, žinai. O tie dalykai man po šiai dienai ir jos aplamai daug gyvenime įdėjo. Iš šitą, sakysim, to žmoniško. O tenai, tai dabar aš galiu pasakyti, kad yra, kaip tėvai buvo supratimas ir pas manęs, kad vaikai aprengti, pamaitinti, turi stogą virš galvos, viską ir neblogai, ir ko jiems dar daugiau reikia. O aš toksai matyt nuo vaikystės, sakė, man tik reikėdavo padedant kur nors į lovą, tai aš pradedu kriokti iš karto. O man meilės reikėjo pasirodė. Toksai godus buvo, o to dalyko šeimoje pas mus nebuvo. Va, o man norėjosi ir tas buvo noras tos meilės turėti, matyti irgi ir mane į tą dėmesio centrą, o tenai geru būti man nelabai pavykdavo. Va, bet tas nepasitenkinimas, aš išmokau matyti, jisai mane ir lydėjo. Būdavo momentai, dar jaunystėje, nežinau, ten buvo, matyti kažkokio limitas duotas man tos karmos, ar ko ten, aš nežinau, kaip pavadinti. Būdavo viskas gerai, bet paskui laikui bėgant, kažkaip tai iš pradžių, atvirai pasakius, pas manęs ir buvo vaikystėje dar įdėta ta aukštesnė jėga, atsimenu, kažkaip tai Dievas. Būdavo, atsimenu, net raktus pametu ir aš Dieve padėk ieškoti ir paskui labai nepatenkintas, jeigu aš nepadeda. Kažkas tai va tokio man įskiepyta buvo. Ir paskui, bet laikų bėgant irgi jau kada nuo to pasaulio, tie blogi, kaip pasakius, tos emocijos ar blogi įspūdžiai, ar kaip nesvarbu tie, per kuriuos jie užsirašo į smegenis, ir iš lėto, ir tas melas, ir kada prie akių, kad ir tie patėvis ir motina. Vienas sako, kada svečiai yra prie žmonių, kita paskui kitaip, tas susidvejinimas. Ir aš pasimečiau tame pasaulyje, paskui nusprendžiau, kad visgi aš esu tas mato vienetas. Ir aš sprendžiu, kas teisingai, kas neteisingai, kas gerai, kas negerai. Ir čia aš sprendžiu toksai. Ir ta vieta, matyti, ir prasidėjo pas manęs. Ir tenai buvo matyti tie dalykas ir kad ir patį galiu padėkoti, sako visą laiką, sakyk teisybę, nors aš kitą dėl tos teisybės ir jam sakydamas ir nukentėdavau. Bet vis viena, jisai kažką tai irgi įdėjo tokio. Ir sakysime, su ta aukštesnė jėga, jeigu toliau ateina, čia paskui vėl tas kelias pas visus panašus, nieko naujo. Aš dar taip džiaugiausi paskantyse galvodamas, tas buketный сезон, kai pas įsimylėjėlius būna, kai jie pradeda draugauti, tas buketna kafetочный, kaip ten jisai vadinasi. Kada ir taip pat ir man pradžioj kažkur tai buvo irgi, kad tenai ir atsipalaiduodavo, ir kažkaip tai tie kažkokie rūpesčiai nueidavo į šoną, ir viską, žinai, pradžioj. Ir pabendrauti lengviau buvo, ir kažkaip tai, kažkaip tų pusien aš kompleksų turėjau, aš ne aukšto ūgio. Tai to dalyką aš tą paskui primečiau, kad kažkaip tai vis norėjau, niekaip taip su manim viskas tvarkoja, čia ir tas, jeigu dar būčiau kokio nors 10 centimetrų aukštesnį, tai visos panos būtų mano. Kažkaip tai taip, tokias dalykas, bet tai čia jau kompleksas yra, aš savęs nepriėmiau tokį, koks esu. O ten kažkokį, didelę dalį džiaugiausi, visgi Dievas neblogai mane sutvėrė. Bet to nedadavė ir aš buvau labai nepatenkintas. O paskui tokių daugiau dalykų atsirado, kurio ir to pasaulio nusivylimas atėjo, kad jisai toksai yra netoks, koks jisai tenai turi būti. Šitą ir to melagysčių, ir to visko, ir manipulacijų, ir mane durnelio vietoje, žinai, kartais pasijusdavau. Ir aš to pasaulio pradėjau pykti. Tai yra, bet aš tada galvoju, kad aš esu tas, nuo kurio viskas priklauso.
kaip ką pasakysiu, kaip aš pasielgsiu, ar nepasielgsiu. Vat aš buvau tasai matas. Ir buvo kiti žmonės, kurie tenai daugiau kažką tai pasiekė gyvenime ir arba kurie buvo ir tokių žmonių, kurie man iš tikrųjų dvasiniai žmonės, kurie man patiko jie. Bet nuskaičiau, jie labai feini yra, bet dabar gyvenimas žiauresnis yra iš jie dar tai viški, kad ir augesnė, ir gražu, ir viskas, bet jie kažkaip, nelabai čia taip įsirašo iš to. Visumą aš tai būsiu kitesnis. Aš daugiau suprantu šitą pasaulį. Ir čia prasidėjo, o su Dievu tai pas manęs buvo dabar jau galbūt tik to, aš tenai nepradėsiu daug pasakot, kaip aš tenai irgi nuo nervų. Man turėjau, jau čia ant galo, jau čia tas kelias pas visus tas pats yra, po biškį ir iš lėto įsitraukia ir paskui jau kaip tenai jau vokiškai tokai patarlė. Ir jau tampu pats bonkė, tai yra praktiškai, kad jau be to man, ten kaip mes dabar sakom, aukštesnė jėga, aš tada to nežinau, nes negalėjau, neturėjau to supratimo, bet netgi kada paskui rašiau atsisveikinimo laišką, tai kažkaip tai daiktiniai parašiau. Ir tenai buvo, kad kada ir man gera, ir blogai, aš pas tave bėgu, žinai, maždaug taip, tai jau sąžiningai rašiau. Tai žmonės eina pas Dievą, kada jiems sunku, arba kada, kaip gera, nežinau, ar visą laiką. O aš tenai eidavau, tada eidavau į gastronomą, arba dar kompanijos, man reikėdavo išnekėti, mane spausdavo viduje. Dar ir paskui ten visokių istorijų būdavo, o tokie žąsinai kaip aš, tai, kaip pasakius, būdavo reikalingi, kada, jeigu kapeikų turėjau, kai kapeikų nebeturiu, tai ir nebereikalingas, jau gali kaip pasakotis pabūtėms. Šitą. O paskui nežinau, tai bet buvo momentai, kad irgi, sakau, nervus gydžiausi, tai irgi tenai, kaip savo jaunėlę tą turėjau, patarė tenai vienas, sako, reikia pusę litro šito konjako, pusę litro medaus, sumaišai, 3 dienas pastovi ir nuo nervų padeda. Bet ašgi nežinau, kad aš alkašas. Žmonių, tai va tokius vaistus nuo nervų, kai panaudoju, tai paskui pirmą kartą kažkas dar gavosi palaikyti, o paskui net 3 dienų neišbuvo. Bet sakau, yra viskas yra nežinojime. Ir aš paskui jau prieš galą, jau paskui jau atsimenu dar kažką gulėjau ant sofos. Tiesiog aš jaučiu toksai kaip švinas, kaip kažkas tai ant manęs tiesiog leidžiasi, spaudžia. Tai čia kas liečia. Ant nugaros atsisukau, persižiknau ir toksai lyg tai tolsta nuo manęs, aš nežinau, tai būna ten haliucinacijos, bet tai suveikia. Ir kaip aš buvau į anoniminius arba į narkologinį pakliuvau, paprasčiausia pas mane buvo, nežinojau aš anoniminio. Aš šitą nežinojau grupės, tas buvo, kad aš atėjau 97 kažkas tai atrodo. Ir tada šitą visą reikalą, prieš tai aš dar kodavausi, bet irgi praktiškai tą dariau dėl šeimos, galbūt dėl to man ir paskui nebuvo, aš skoro 1,5–2 metus negėriau ir kažkaip tai pas tėvą Stanislavą tas vyko viskas ir aš tą surišau kažkaip tai su bažnyčia, buvau pradėjęs ir aš ir vaikus tempti, ir šeimą, ir viską į tą bažnyčią tokia, su gitarom ten pagrodau, dainuodavau, man patiko, kaip gražu, tai žinai, viską. Bet vėl tas ir tikrai man nebuvo potraukio, nebuvo. O aš vėl tenai iš darbovietės moteris paprašė, kad aš jai tenai kažką tai sutvarkyčiau ir kol jinai pas ją ten namuose neatidarė šampano. O man tokiam kažkoksai vyras, o toksai feinas, žinai, čia. Ir tada nežinau, dar aš 5 metus gėriau, po to iš lėto, kablys nugaroj. Ir tada jau po 3 mėnesių gėrimo jau nebežinoti, tai buvo viena mintis. Jeigu yra nuodas, tai turi būti prieš nuodas. Visgi, kad alkoholis man yra nuodas, aš tą supratau. Bet aš nieko negalėjau padaryti. Aš norėjau, atsimenu, žadėjau savaitę pagerti ir paskui jau 1,5 metų negerti, man gaudavosi. Aš į darbus pasinėdavau, toksai darbaholikas, ir tada mintyse būdavo kabeliai, skydai, pinigai.
Iš šitą tenai, bet ir šeima nuo to nebuvo, jeigu ir aš geriau, ir aš dirbu, visiems laiką būdavau pats su savimi. Ir po to jau viskas, draugui paskambinau, galvoju, į psichuškę reikia važiuoti ant Bangų gatvę, galvoju, bet aš dar girtas, gal reikia išsipagirioti pirmiausia. Narkologinis man taip kažkaip tai keistai skambėjo, bet žinau, kad ten alkoholį, kaip, irgi kaip ir tenai alkoholikai, karočiui, kažkur tai ten esu matęs, buvo vieną kartą užėjęs, bet šitą liepė man palaukti, o pas mane tos puikybės kiek nori man čia laukti, ašgi toks įmonės savininkas, išėjau, aš dar ne visiškas alkoholikas, dar aš ir pats susitvarkysiu, susitvarkiau. Va, tai tenai dar atsimenu irgi, kaip jau pro tas duris ėjau, tada švelniau, viskas buvo lengviau, ne dabar kažkaip tai griežtai, o tenai. Jau tenai leido, dar aš draugui paskambinau, kad atvežtų alkoholį, tas atvežė. Tai sako, tai nedagėrė, eik lauką. Kažkaip tai pagalvoju, aš išeisiu lauką, paskui aš nebesustosiu pats vienas. Ir nuo tada prasidėjo mano pažintis su anoniminiais alkoholikais. Po savaitės leido į grupės eiti ir buvo tas jausmas, kad aš toksai ne vienas, aš skaičiau, kad iš vis buvau visai žlugęs. Ir save dar prieš tai kažką tai laikiau kažkuom, tai tokiu, žinai, čia ir tas ir anas, o buvau sutraiškytas galutinai, nes aš pats, man panika tiesiog, pats sustoti negaliu, žodžio laikytis neišeina, mane melagiu pavadino. Kada sakiau, kad reikėjo priduoti tokią parduotuvėlę, jo priduosiu ir ant kamščio užlipau tenai, tai netyčia ir paskui atėjau, tai sako, Rima, tu esi melagis. Tai man čia buvo, nežinau, kaip kuvalda, kažkaip tai aš save skaičiau kaip kažkuom, tai tokio žodžio laikausi. Ir tada pradėjo man kažkaip tai su kažkas tai negerai yra su. Va, o paskui, kada jau čia, kad pradžia buvo, bet pas mus irgi tas buvo, kurie dar galbūt atsimena, tenai buvo Garstyčių sėklo Klaipėdoj. Nebuvo pas mus tos programos. Ir mūsų tie blaivininkai, 2 metai, 3 metai, bet tada didavšina tokia. Nebuvo tos programos, bet tik tai tiek, kad vis viena kažkaip tai tas buvo supratimas, vienas kito palaikymas. Kaip buvo, tai buvo, bet aš dėkingas jiems, kad jie aplamai buvo. Taip norėtųsi to idealių, čia atėjai, čia biškai per kokį mėnesį kitą jau supratai, kad esi alchašas ir paskui jau čia programa, aukštesnė jėga, čia jau keitė mąstymą, lelelelė. O taip nebuvo pas mus perspektyvos tenai, bet tik tai tiek, kad atsimenu dar irgi tuos medalius mėnesio blaivybės dar Martynas amžinatilsį, jisai tenai lipdė, jis žmogus tikrai kiek pastangų įdėjo. 3 mėnesiai ovacijos, bet tenai pusę metų ir žmonės užgėrė. Neišeina, alchašai, be programos neišeina. Tai yra, kitaip pasakius, prie aukštesnės jėgos, bet to, kaip tenai yra knygai parašyta, moralinės psichologijos. Taigi, kas manęs tempia gerti? Mano sąžinė. Aš tik tai kažkas, tai ir užkliūna, ir tada prasideda ir tas, ir ta prisidirbęs, ir ta, ir aplamai tada krenta tas ir savivertė, ir savijauta, ir viskas žemė. Ir savigrauža prasideda, ir savęs kaltinimas, ir aplamai. Jau tada įneri į tą liūną, blemba, iš ten išvysti praktiškai be bonkės nesigauna. O paskui ir su bonkė dar blogiau. Ir paskui pusę metų kažkur tai, bet aš gyvenimą nekeičiau, mąstymų taip, parašyta kaip apie mane, taip viskas tinka, grupė nueidavau, čiut neužmigdavau. Bet pusę metų užteko, nes mano biški gal kažkiek tai tas doresnis mano gyvenimas, sąžiningesnis gal biški, bet nelabai jisai tas mąstymas keitėsi. Ir po pusės metų vėl manęs nutariau vėl. Dar vaikščiau palei grupę, paskui gerti, paskui nuėjau prie, taip tipo visai atsitiktinai. Prie tokio restorano, ten vaikščiu, ten dar tokia panelė pakliuvo, sako, einam, einam, žinom, visas mano, kaip pasakys, dorybės iš šono.
Sakau, dar pas manęs nebuvo tokių tvirtų. Taigi visi, o tenai dar darbė, atsimenu, eina paskui po išeiginių tenai savo nuotykius pasakojimų, blemba, kokie jie malačiai yra. Ir su žmona, ir su meilužė, blemba, ir tau. Kodėl pas manęs, blemba, kai tik iš šono, taip nesąmonės prasideda. Ja, kodėl pas manęs, norėjau kaip visi, ne visi taip sutverti, yra kaip visi. Vieniems taip matyt leidžiama, aš nežinau, pagal karmas, pagal ką ten, aš nežinau, kaip ten viskas vyksta, kitiems reikia normaliai gyventi, norint gyventi. Va, tai, bet tada toks nežinojimas šito pasaulio iš viso. Ir jau paskui pusę metų artėjo vėl savijauta bloga, vėl tas pats nesupratimas, kam čia man ta blaivybė, ką aš čia nieko, man nuo to nieks negerėja, karoči. Vėl tas pats, kaip pasakius, tos pačios bėdos, žmoda, ta pati vaikai, tas pats nesupratimas, tas pats manęs kažkaip tai nevertinimas, vėl tenai, jokių tenai, ir toksai buvo Kostė amžinakis, ir iš Vilniaus kažkaip tai mes tenai tokia grupėje buvome keliese, mes tenai šešiese ir susirinkdavom paskui, dėl ko man kažkaip tai keista, žinai, buvo globėjai. Mes kažkaip tai tokie šešiese buvom ir vienas kitam padėdam, kažkam tai blogai, susiskambinam, pas kažką tai susirenkam ir tenai sprendžiame problemas kartu ir paskui eidavome vaistų, norisi nueiti į kavinę, bet vaistų gal užgerti. Tai paskui hebrytę susirinkdavom, mes tenai visi nueina. Po šiai dienai atsimenu, kaip mes tenai linksmame, kaip į visieną jau prablaivėję. Sėdim, juokaujam, šokam. Ir tenai oficiantas dar tais laikais, kol mes šokam, jisai ten po to stalo, tas ieško kažko, tai nori surasti. Būdavo, kad žmonės alkoholio su savimi atsineša, čia nieko nerandam. Žmonės negeria, nuotaika gera. Įdomiais laikais gyvena. Tai šitą. Ir jau paskui, bet tada man buvo ta duobė, sakau, taip ant jokos, kol važiuoju į Vilnių, blemba, iš ten viskas prasidėjo, jeigu ten nepadės, tada kągi, šakės man. Sako, jo, teisingai, važiuok. Ir turėjau kapeikėlių, tada nežinau, kiek, 180, tai buvo, tų litų dar litais buvo. Ir nuvažiavau. Specialiai niekam nesakiau, galvoju, kiti irgi kenčia ir aš toksai būčiau kenčiantis alkoholikas, blemba, nei giminių, nei nieko, vienas, kaip pasakius, apseisiu, be jokių lankymų, be nieko tenai, taip pat. Ir tenai prasidėjo, tenai pamačiau tos žmonės, nežinau čia, bet nieko čia, tas Lietuva pilna didelis kaimas. Iš pradžių albinos kažkaip, tai Rasa albinas. Paliomba, žmogus negeria, nes atrodo, būtų 8 metai, jisai negeria. Iš šitą ir 8 metus aplamai, man atrodė fantastiškas skaičiai, kaip tai galim ten pas mus 2-3 metai, jau seniai, paliomba, 8 metai ir jisai nieko iš savęs neįsidirbinėja. Ir su jumoru, ir su viską, paskui Antanas, blemba, tas irgi, man tai užkrito galiausiai ir norėjau nušiauti galvą. Man nežinau, paskui pati dar daugiau žmonių, kurių patiko man tas pasuoti. Romas kažkaip tai šventojo irgi pasirodo, bet man dar tada tas jaunas alkoholikas buvo, nežinau, ar 3 metai, ar kiek blaivybės tai buvo tenai. Tai man dar tipo reikėjo, kad mane pripažintų, kad kai tai mane dėmesį atkreiptų, ką padarysi, taip pas mane tas smegenai dirbo, tai aš su Romu pašnekėjau, bet pasirodo paprastas žmogus, kaip ir visi. Ir taip pat ir viską, bet tavo galbūt pradžios blaivybė, žinai. Šitą, o paskui prasidėjo kasdienybės ir šitą, ir gal čia labai ir nepulsiu aiškinti, bet buvo, atsimenu, ir 8 metai važiavau pas Rolandą tenai, kad jisai man, bet daug tokių dalykų buvo pas manęs, nes liga tai yra, o aš čia Vokietijoje, kada buvau, dar kol gaudavau socialą, taip, kursai kažkokie, ten mane kaip vokietės, tenai nelabai tos darbus stumdydavo.
Šitą tai aš kas 3 mėnesius į Lietuvą, ten nuvažiuoju, pabūnu savaitę, 2, po grupės pavaikštų, atsigaunu, vėl atvažiuoju. Vokiškai nemokėjau, buvau ir vokiečių grupės pradėjęs lankyti, bet kiek supratau jų problemus, tai galvoju, jūs mūsų kailiai nebuvo, tai čia oi tasai negerai, čia tasai, šunį duoda, pinigų duoda, gali gerti, ko šitą, čia pagersi be kapeikos gatvėje ir prie konteinerio, o čia, blemba, dar gyvenk ir gerk, blemba, bet tiesa, o dabar aš juos matau eidamas. Bet tai ne gyvenimas, tai visos mintis, kur gauti, kaip gauti, apie tos, apie tokios pačios mintis, kaip ir man prieš narkologinį, kad visi tie gyvuliukai grįžta, tai tas jau kažkokie tenai dvasiniai dalykai, tai atsimenu, koks jaunystėje atsimenu, pagalvodavau, tenai svajoklis buvo apie raketas, apie viską svajojam, kaip daryti, apie gamtą, viską, o paskui beliko tik tai išgerti, pavalgyti ir čia nepasakiau dar vieno žodžio. Tie protingi sako, pratęsti giminę, kad o tenai giminę pratęsti, savo malonumą pasieškoti. Tai va tokie dalykai, degradacija šitą. O paskui jau, kada tas ir paskui pradėjau, užvedė, bet buvo užvedė mane 12 žingsnių, 12 tradicijų, pagal tą knygą jie pradžioj dirba. Ir paskui jau, kada tenai 28 dienos, bet jie mane pastatė ir pas mane buvo tikrai noras būti tokie kaip jie, ir gyventi ir panašiai, ir pasirodo galima ir be alkoholio būti žmogum ir atsipalaiduoti, kaip galima gyventi. Ir tos žingsnius aš kažkaip tai paskui irgi kiek ne, tai aš nebuvo pas mus grupėje, kas jos praėjo, nebuvo, nei kas paglobotų, tipo, man tas žodis tas globojamas, man toksai įdomus yra, galbūt aš tai labiau sakyčiau, kad supažinti su mokytis ar kažkaip tai tenai priekį einantis, kad supažinti su programa, padėtų su patirtim pasidalinti. Globa tai čia pas mane planai, dirbu dabar, dar pensijoje, bet dar dirbu. Šitoje su pagyvenusiais, o tiems tikrai reikia globos, nes jie patys negali nei valgyti pasidaryti, nei parduotuvę, nei nieko. Čia paprasčiausiai smegenys reikia kažkaip atstatyti į vietą. Šitą. Bet net ne tame esmė yra. Šitą, o paskui jau irgi būdavo pas manęs labai įdomiai. Ten pirmosius viską tenai praėjau, dabar kas liečia aukštesnį jėgą. Aš kai jau atsigriau ligonę, tas vaikybės pilks, aš toks kitoks, biški kitoks alkoholikas, tai čia štai švelniai sakau, žinai. Šitą aš apie save visą laiką buvau, kas liečia tokius pas manęs, tai būdavo, arba aš kažkur tai ten pakylu ir paskui giliai įdu, kur nors į purvą, gerai, jeigu į purvą, jeigu ne, dar blogiau. O tai ir būdavo, arba ten per vidurį man sunku išsilaikyti. Tai tokia knyga, Pranciškaus Asyžiečio tenai, kaip būti laimingu, tenai viskas labai gražiai, kad ir apie vaikus parašyta, apie auklę, kad tėvų reikalas atvesti vaikus pas Dievą. Yra ir tenai daug tokių dalykų, dabar aš tos knygos ieškau, nežinau, nerandu pakolkas, bet daug kas taip jau sutapo, kad ir paskui tenai ir šitą, ir netgi psichologas, daug buvo, bet jaunas vaikinukas buvo. Ir paskui šitą, kiek supratau, pasitėvai tenai turėjo problemų su alkoholiu, tai jisai būtent tą pasirinko. Ir matyti irgi iš savo jau patirties, nes kažką tai ten lelelelė, sako, žinai, kad kelias į Dievą eina per tėvus. Bliomba, pasanas, psichologas, ne alkoholikas. Ką jisai čia dabar, čia turi moksliškai kažkaip, tai mano, jisai dabar taip pras ir paprastai. Ir čia yra gili teisybė iš tikrųjų, šitą yra, ir paskui ateina, tai daug tokių dalykų ir sakau, man ten neatsibudimas, nežinau, bet aš bandau dar po šiai dieną, aš nelabai suprantu, kas tenai su manim buvo įvykę, kad aš išėjau iš bažnyčios, tenai galim buvo į grupę, paskui bažnyčiai, tenai pagal tą programą.
Ir tada kaip tik ant pavasario aš gulėjau, tai saulė išlindusi buvo. Ir sakau, žmonės, tai buvo, nežinau, toksai labai toksai rytas gražus buvo. Ir žmonės vienas kitam linki tos ramybės. O Dievui, tai lydi jų, žinai. Ir tai, matai, žiūri į žmonės ir jie vienas kitą nuoširdžiai apsikabina, kiti pasisveikina. Žmoguje yra, ta meilė yra. Ir nežinau, mane kažkas tai paėmė ir toksai, aš nebuvau dar tokio jausmo patyręs, netgi kaip ir panas įsimylėdavau, tenai atrodo, numirsiu, jeigu ne kažkas, tai tokia pilnatvė buvo, aš nemoku pasakyti, kas tenai buvo, bet tiesiog šviesa tai buvo, aš nemoku pasakyti. Kiti sako, kad meilė, visgi nežinau, dabar pas mane dvi nuomonės yra viduje, galvoj tenai aiškinasi. Ta meilė iš manęs, bet meilė gali duoti tik tai aukštesnį jėgą. Bet įdomu, dėl ko sako, prašykite meilės pas Dievą. Toksai buvo rusų grupė, lankiau, toksai buvo Jūra. Toksai visai žmogus, tai tenai ir merūnės buvo miesto ir viską. Ir sako, ko prašau pas Dievą, tai sako, meilės prašau. Tai tada aš nelabai jį supratau, dabar galiu suprasti, kad tai yra visgi duodama. O ar aš matyti, aš tuo momentu buvau pasiruošęs ją priimti, nes man buvo per daug, mane net kažkaip tai net nemoku pasakyti, aš sakiau, Dieve, pasimk man per daug. Sakau, kitą kartą kaip reiks duosi, dėrėjausi. Tai va, tas tokias potyris, bet man 2 kartus tai yra buvę panašiai šitą, o tai tas jausmas, tai yra emocija, tai yra kažkas tai tokio, ko aš nesuprantu. Ir dabar, kas šiai dienai pas manęs yra, kai aš irgi noriu, kaip tai dėl ko aš geriu, man buvo reikalinga emocija, kad aš geriu, kad visi žmonės geri, kad pasaulis gražus, kad aš toksai feidas, tą tokį duodavo kažkokį, bet tenai galima moksliškai išaiškinti, ten laimės hormonai, tenai, žinau, kaip jisai tenai vadinasi, iš raidės kažkaip tai, bet tai kada geri, jisai natūraliai nustoja gamintis. Ir tada jau reikia alkoholio, o tenai jau prasideda kuo daugiau. Norisi daugiau laimės, daugiau kaifų, daugiau alkoholio, gaunasi priešingai. Tai gausia viskas, aš jau pas šėtoną sėdžiu kišenėje. Nupirko. Va, tai tokie dalykai. Ir šitą, šiai dienai tai tiek, kad suprantu, kad yra, norėjau būti, kaip tenai sako, džiaugsmingas, laisvas, laimingas, dar kažkaip tai yra. Ne, aš pasidaug Dievę, kad kitiems tai būtų, aš nei už, nei prieš, bet būna tie momentai, bet principė tai kažkaip tai yra tos laimės norėjimas, kaip aš ją įsivaizduoju. Ir vėl norisi reguliuoti, aš žinau, kaip reikia daryti, kad būčiau laimingas, aš jau mažą prisidaręs jau tik, žinai. Ir paskui ateina, kad jis sako, nereikia tos paukščias gaudyti, sako, negaudai, jinai pati, aš bandau, bet aš taip vis pasąmonė, taip primetu. Gerai, negaudysiu, pasistengsiu būti ir to sąžiningu, ir naudingu, ir visokių kitokių, žinai. Bet gal kada, bet aš iš tikrųjų, nes iš tikrųjų žmogaus, kiek aš šiai dienai suprantu, yra paskirtis tarnauti. Tai yra būti naudingu kitam, iš viso to, betgi man tai yra, nes dar dėl ko man irgi buvo sunku, netgi nežinau, man buvo 20 metų blaivybės, man kažkas tai nesiriša, bliamba su tam, pasiklausai tų globotinių, globėjų, bliamba, kažkas tai man nesiriša. Tasai gyventi blaiviai, sako, nemokėjimas gyventi blaiviai, bliamba, kažkas tai nesiriša, kodėl nemoka gyventi blaiviai, kaip. Ir paskui, aš sakysiu taip, kaip aš nemėgstu tenai tų visų, ne visai reikalingų gal taisyklių, kaip aš suprantu, kol nepakliuvau pas Sergejų. Tiesiai šviesiai buvo, alkoholizmas tai savanaudžių ir egocentrikų liga. Ir man viskas susistojo į vietą. Aš gavau atsakymą. Ir kada iš to atsakymo aš jau galiu žiūrėti, kaip aš elgiuosi. Ar aš elgiuosi tik galvodamas apie save, ar savanaudiškai. O čia ir yra, gerimas pas mane iš tikrųjų pagrindė buvo su sąžine surištas. Tas vidus jautė, tas Dievo štempeliuks, aš nežinau, kaip jį pavadinsi. Jis jautė, kad šeimali, bliam,
betgi protas išprotaudavo, sustatydavo, aš esu teisus, aš teisingai pasielgiau. O dūšia tai giliai jautė, kad, nu, minkai blemba. Bet vat, tas protas nori valdyti mane ir vat, kada atsiranda kiti dalykai, tai biški kitaip pradedi galvoti. Tai vat, kada aš jau turiu atsakymą, tai šiai dienai aš jau galiu, o tenai iš tikrųjų, nu, man, kad aš tą kartuosiu, aš noriu, kad tas pasaulis būtų. Tai būna svajokis, tai būna tai kažkoks tai biški prie tų, prie meno. Bet manau, kad tokių prie meno pasirodo yra daug. Ne taip mažai jų yra, kurie nori, kad tas pasaulis būtų ir gražus, ir žmonės jau pasidaro, ir viską reikia pradėti nuo savęs. O man dar taip, žinai, dar vis vien tas laiks nuo laiko išlenda, bet tai tiek, kad stengsiu, kad kitas žmogus, netgi jeigu žinau, kad klaidų netgi čia iš apskaičiavimo vežiaus, nu, bus namuose, kažkas tai valgyti padarys, lelė tenai, nu, čia vėl savanaudiškumas buvo mano. Bet tik tai tiek, kad kada skiriamės, aš neieškojau, jos nekaltinau, nieko pasakiau, paprasčiausiai, ką nori pasiimk, sakau, kiek galėsiu padėsiu, sakau, bet nu, mums kartu gyventi neina, sakau, biškiai. Bet jau nors tiek pasielgiau sąžiningai ir čia buvo paskambina, nuvažiuoju, padedu dar kažką, tai dar taip, bet jau nebelendu, bet man reikėjo šitos, aš galvoju, aš vis dar vis vien toksai, aš žinau, kaip daryti, kad būtų man gerai, nieko aš nežinau, žinau kaip, bet ne viską. O Dievui dar kažkaip tai viską palikti. O norėjau ir pinigus pareguliuoti. Tai nu, čia taip dasireguliavau, kad jau blaivybėje viską, bet nu, nėra pas manęs dėja aš tas, kuris netgi ir kitus išgirdęs, vis vieną aš pabandysiu, ar iš tikrųjų taip yra. Tai ačiū Dievui, kad neišprotėjau, gyvas likau ir neužgėriau. Tai čia jau jo buvo nuopelnas, bet buvo tas dalykas, dėl ko taip atsitiko, kad aš tiem žmonėm, kurie mane klauso, aš jiems kažką buvo ta mintis, kad jie irgi yra Dievo vaikai, nu, iš tikrųjų gal taip ir nėra. Bet tuo momentu man tai buvo pasiteisinus, jiems galbūt kitaip yra, o man šita pamoka matyt, jinai turėjo būti. Bet jeigu būčiau pradėjęs galvoti kažką tai apie kerštą, apie kažką tai tenai dar tokio, dar blogo linkėti, dar kažko tai, žinai, tai blogo linkėti, klauk, ką aš pasakiau, sakau, teisė tavo valia, aš tiek pasakiau, bet tai mintyse norėjau, kad ir jie tą patį turėtų, pajustų, ką aš pajutau. Tenai, bet iš tikrųjų, bet nebuvo tokio kažkaip tai teisimo tokio galutinio. Nes taip turėjo būti. O jeigu būčiau, sakau, pradėjęs, aš tikriausiai būčiau ir užgėręs ir būčiau gal psichuškai atsidaręs. Nežinau, ar tai kaip tai veikia, bet aš irgi šiandien galvoju, kaip tai veikia Dievas. Jisai visgi veikia per mano pasirinkimus. Ir aplamai, šiandien vakar, kada šiandien pasiklausiau ir paliko įspūdį vieną tokį labai paprastas dalykas. Irgi žmogus, ne naivinis ir psichologas, bet jisai tikrai matosi iš kalbos, kaip su žmonėm dirba, jisai rodo viską. Irgi ta yra pagrindinis dalykas meilė. Ir kada jisai visą daug klaidžioja, jisai viską žmogus sako, pas mane, sako, atsirado vienas taškas. Kada aš tą tašką turiu, man yra lengviau ir pasirinkti, ir gyvenime. Tas pats, ir pasaulinius alkoholikus, mano irgi. Atrandame tą tašką. Aš tai tau atrandu, nes praktiškai jo nėra, jau skaitau, ne kad aš radau, bet galiu sakyti ir aš, bet iš tikrųjų mes randame. Į kurį remiantis mes jau galim tvarkyti savo gyvenimą. O kol pas mane galvoje buvo tik tai, daug taškų buvo ir jie visi buvo į mane nukreipti, to nieko gero nesigavo. Nu kaip kažkas tai gaudavosi, bet tas trumpalaikiai tokie dalykai. Bet visą laiką greitą darbą velnias renka ir ne veltui tavo man reidas visą laiką greitai. Viskas greitai. O kantrybės kaip priverstas dabar, nežinau, tai kantrybė, nekantrybė, bet man tai gaila, kad veltui laikas eina. Man laiko gaila. Negaila žmonių, negaila savęs, man laiko gaila.
aš nemoku dar iš tikrųjų taip pat kažkaip tai gražiai, aš turiu kažką krapštyti, kažką tai daryti, man galiu ir nevalgyti tai viską, bet jeigu aš kažką tai darau, veikiu, tai vadinasi laikas veltui neina. Nu, pakalpas pas mane taip, kiti žmonės medituoja, jie tenai ir visokio gamtom, visokio viskas, nu, jie moka gražiai, ačiū Dievui, kad jie kažkaip tai išmoko ar moka, gavo kažką. Pas manęs va taip. Bet jeigu man iš tikrųjų kažkada irgi jau tenai per Klaipėdą, ten dirbau, ten padariau tą, bet kažkoks tai malonumas, vat visgi kažką tai įdėjau, kad tenai. Nu, pas manęs va taip. Ir kas liečia klausimą, tos, tai vat buvo aukštesnė jėga, tai praktiškai kaip šiai dienai, kaip ir mūsų mergaitės. Praktiškai šiai dienai pas mane visą laiką yra, nu kaip, aš nemoku, aš su juo nesišneku, kaip kiti šnekasi, man labai fain, man irgi siūlė šnekėtis, bet aš pagal jį matuoju savo poelgius, save, žinai, kažkur tai. Pripažįstu sąžiningai, kad, nu, galbūt čia galėjo ir kitaip pasielgti, bet puikiai suprantu, kad, nu, dėja, aš taip sutvertas, kad aš to mokinuosi tik iš savo patirties. Tik tai tiek, kad tas pats kaip iš jūsų patirties, kada jūsų man greičiau daeina, man nereikia tenai 10 kartų, nors kartais reikia, bet principe, dėl ko tai anoniminis man kas patinka, darinamas nežinojimais, ne kas ką perskaitė, ne kažką, bet būtent patirtim. Aš perskaičiau arba aš pabandžiau, man taip gausi. Ir tai yra tikra. Tai yra tikra, be jokių tenai. Nu, nežinau, gal tiek. Ne, kiek gal tiek, žinai. O Gerai. dabar gal klausimus. Jo, teisingai, jo, ačiū, labai labai ačiū, Reniau, tau už tavo nuoširdumą ir drąsą. Ir dabar norėjau pakviesti, gal kas nors nori paklausti ar trumpai pasidalinti savo mintimis, kas labai surezonavo. Tai dabar tam laikas, prašau, įjunkit mikrofonus ir klauskit, dalinkitės. Nu, aš negalėjau atsakyti visus klausimus šitą. Nei apie žingsnius nieks neklausė kažkaip, tai nei dar kažką. Aš galiu paskaityti. Katrina, nežinau, aš galiu tavo klausimą paskaityti, ar tu nori pati paklausti? Gerai, aš paskaitysiu. Prašau. Tai aš noriu padėkoti, Reniau. Labai, nežinau, labai laukiu ir taip gera klausyti. Tai ačiū tau. Mano klausimas, kaip aš jau suformulavau, jo, ar nutinka tau situacijų, kai tu nuvertini žmogų, jis tau atrodo tavęs nevertas ar ne, ir kaip tada tu surandėjai meilės? Jeigu gali pasidalinti, ačiū labai. Aišku, būna situacija. Čia buvo, nuvertas, nevertas, nežinau, bet kaip čia pasakius, aš taip stengiuosi, kad šiandien taip žiūriu, kad kiekvienas čia atėjo praeiti savo kelią. Ir ar pažeminimu kažkokiu, ar paaukštinimu, ar kiekvienas eina savo keliu. Ir kada susitinka, nieko šiaip sau nebūna. Ir man pamoka turi būti, ir kitam žmogui turi būti pamoka. Ir kada čia buvo, aš mėgstu nueiti kavos atsigerti, čia toksai Gardinas skaitosi, toksai ir kaip rajonas toksai. Čia yra afrikiečiai, yra azijatai, toksai biednesnis rajonas skaitosi, bet čia būtų pigesnė. O kadangi aš, taip sakysime, tai čia ir ant socialo buvo, ir čia ilgai, bet netame esmė, aš čia gyvenu, bet neblogai gyvenu. Karoči. Ir kada nuėjau ten kavos gerti ir tokia moterytė iš pačių priėjo, tenai kapeikų, tokia, taip, aš jai daviau, paskui einam, paskui dar kažką tai, ir sako, tu sekso maždaug nori, žinai. Ir žinai, kažkaip tai pagalvojau, žinai, kad su tokia moterim aš nelabai norėčiau. Šiaip aš noriu sekso, bet su ja nenorėčiau.
Žinai, supranti, ir čia nėra nei blogai, nei gerai, aš manau, paprasčiausia iš tikrųjų, nes kaip čia, aš nesu nei geresnis, nei blogesnis. Tik tai man su vienais žmonėms yra malonu bendrauti, su kitais taip, su kitais ne, bet tai čia nėra nei blogai, nei gerai. Paprasčiausiai aš nebendrauju su tais, su kuriais man gal. O aukštesnis čia yra, ir kitko, ir aš tokį dar knygą skaitau kiekvieną dieną. Jeigu aš tik pabandyčiau už save kažką tai laikyti geresniu, tai būtų, čia būtų, čia jau būtų, pagal tos krikščionybės nuodėmė yra. Ir už kurią puikybę, nuodėmė, nesvarbu kaip pavadins, aš neturiu teisės tokios paprasčiausiai. Paprasčiausiai, aš su tuo žmogum, man yra nemalonu ir viskas. Bet ne aš esu nei geresnis, nei blogesnis, paprasčiausiai. Bet aš neturiu savęs taip prievartauti. Man nereikia. Pasakei tenai, neįsišokint, pasakei, nereikia, kažką tai patriniai tenai. Tyba maždaug, bet neįžeisti žmogaus, kad aš neturiu teisės žeminti. Jis irgi toks pat kūrinys, nors gal tenai dabar irgi visokių prisiklausau, visokių robotų, visokių šitų kaip tenai riptaloidai, kad tų žmonių netiek iš tikrųjų daug ir yra, iš tikrųjų galbūt jie matosi, pas kuriuos yra tai, bet čia jau vėl, čia jau kita tenai stengiuosi nelandžioti, tai turiu savo nuomonę šiokią tokią, kaip tikras alchašas, bet statytis už nieką aukščiau aš neturiu teisės. Nei žemiau, nei aukščiau. Būtent aš toks esu, jie tokie yra, nesutampa. Ką padarysi? Tai pas manęs. Nežinau, ar sakė. Ačiū labai. Renio, mes turim seriją klausimų, tai aš gal tu po vieną paskaitysiu ir tu atsakysi čia iš mūsų narių. Gerai? Gerai. Tai klausia, ar ėjęs žingsniais? Žingsniais kaip? Iki 4 ar 5, iki 5, man atrodo, dėjome šitame Minesotoje, o paskui pats ėjau, nebuvo globėjo. Ir paskui, kada visgi pakliuvau į tokią, kur kaip čia buvo pakliuvęs su pinigais, ten mano kažką tai šut neužgėriau. Užgerti ne, gal ne, bet supratau, kad aš paskui pamačiau, kad tai čia mano godumas, puikybė ir kažkas tai dar tokių dalykų, kažkur tai tiesiog aš gal jau pradėjęs, gal aš jau visai netoks jau ir alkoholikas, man 20 metų čia buvo įvis, čia toksai gal normalus jau pasidariau. Ir tada aš prašiau, aš parašiau, tenai buvo ta eilė, bandžiau su lietuviu eiti šitą, bet kažkaip tai man taip, aš jaučiu žmonės. Jam tas žmogui, aš nežinau, čia jo, jis labiau techniškai norėjo žmogus, o man reikalinga dušė yra. Ir aš tada paskui pas Sergejaus auklėtinius tenai eidavo tokia, ir aš ten sakau, ieškau, kas pas mane 12 žingsnių. Parašiau tą ir paskui atsirado žmogus. Bet bliom, aš nežinau tokių žmonių, aš esu mažai sutikęs. Jisai konkrečiai dirba su manim, konkrečiai. Kiek jisai man visokių tokių atsiųsdavo, kiek jisai, aš nemoku pasakyti. Ir pats jisai jau, matosi, kad man buvo kaip pavyzdys, bet dėja aš iš manęs tokio pavyzdžio nesigavo. Tai va tiek kažkaip. Tai tiesa su juo praktiškai mes dėjome iki... Pas manęs buvo, dėl ko aš tas padėtį pakliuvau, pas mane buvo 4 žingsnė, buvo nesąžiningumas. Pagrindinis dalykas. O paskui 5 šiam tai dariau, paskui jau 6, 7 aš jau pasėjau vėl toliau. Nebenorėjau žmogaus trukdyti. Pasirašėme, jisai sako, nes man buvo reikėdavo išsikalbėti, jisai sako, tu dabar taip, gal tau sako, šitą, pas mane kitą kartą yra daugiau, nemažai žmonių vedus, ko gerai, tada žinai. Jis sakau, netrukdysiu tavęs. O toliau yra, čia visas gyvenimas yra tie žingsniai, taip kad aš nežinau. Tenai, bet svarbiausia visgi yra 4, 5, aš manau. Čia pirmieji 3, skaisime taip, paskui jau, o tuos 9 aš jau esu daręs ir sąrašą, ir tą, tas jau yra. O naujai, kurie yra atsidarę, jie yra pas manęs, bet dar yra kaip kurie likę pas manęs daryti.
o toliau 11, tai yra 10, 11, 12, tai čia praktiškai pirmųjų 9 kartojimas yra. Ir tie, kad 11 sako tik tai, kad eini paskui jau pas rabiną, pas kunigą, taip toliau. Tiesiai čia programa yra tik tai, nu kaip ten vaikų darželis yra. Išmokti teisingai, tą galvą pastatyti, tas vėžes. O paskui jau eina savaime. Nežinau, ar atsakiau. Ačiū labai, Reniau. Aš dabar sekantį klausimą, tik aš nežinau, ar aš gerai perskaitysiu, Sigita, jeigu norėsit, gal tu nori užduoti, ką norėtum? Taip, aš čia surašiau pradžioj, Renius, kai ką jau turbūt ir atsakėjai, bet gal tiesiog trumpai. Ką norėtum, kad kiti geriau suprastų apie tavo sveikimą? Dabar aš pas nelabai supratau. Nu, toksai, jo, aš pati galvoju, tiesiog ar žmonės, nu kaip, nu gal aš čia pati kažką tai Aš dabar jau Sigita supratau. Kaip maždaug, jeigu aš teisingai suformuosiu, tu pataisyk, jeigu kas. Kaip man būtų geriau perduoti žinią, kad žmonės geriau mane suprastų, maždaug taip. Taip. Nu, va, šitą iš tikrųjų pas manęs labai įdomi yra. Pas manęs yra tokia nuostata, kažkodėl tai aš anksčiau tenai bandydavau ir piršti ir visai. Šiai dienai aš manau, kad kiekvienas žmogus turi savo kelią praeiti pats. Aš galiu padėti, aš net kuriuos vežiau žingsniai, sakau, aš nesu nei tas globėjas, nesu nei kas, sakau, aš tau esu ramstis. Tavo globėjas tai yra Dievas. Aš galiu padėti, bet ne už tave eiti. Galiu savo patirtį, galiu dar kažką, tai savo, jeigu paprašau, kaip aš pasielgčiau, bet žmogus turi pats išmokti šičia per tą gyvenimą eiti. Aš jam galiu tik padėti, jeigu jisai matau, kad gali suklupti. Išmokti pačiam. Pas manęs o taip yra. Bet visą laiką, kai tos durys atdaros, sunku, skambini ir sakai, man hrinovai. Gerai. Ačiū. Aiškinas. Ko tau šiuo metu labiausiai reikia? Tylos, pokalbio ar kompanijos? Vat kaip nekeista, aš žinau, dabar irgi su Sabaku aš pagalvoju. Tikrųjų, man būtų reikalinga kompanija. Bet aš kiek supratau, kaip tenai, Dievas dar tokius dėl manęs nesutvėrė. Taip, kad tu žiūrėsi. Kas tau buvo sunkiausia pradžioje, kaip ir atsakėjai? Tu jau mums pasakoji, ir kas tave labiausiai įkvėpė eiti toliau? Nu, irgi dalinai, kaip ir atsakėjai. O toliau paprasčiausia, kaip yra, aš iš tikrųjų toksai linkęs būdavau į tavo tokį, kaip ir savižudybės, kaip ir kažką, tai tokia, žinai, kad, nu, kokia prasmė gyventi, bet tenai nieko tokio, žinai. Ne visai žudybės, bet taip tokio beprasmiškumo tokio. Ir vat šiai dienai tai yra labiau yra galbūt, dar man biški, dar baimių yra pas manęs. Dar, oi, gal ne taip, bet yra, aš suprantu vien, aš turiu praeiti šitą kelią. Tai yra, kaip perskaičiau ir aš tikiu tom, ką aš skaitau, kad mano kaip žemėje yra, nu, esmė gyvenimo. Tai rinkti patirtį ir išmokti skirti gerą nuo blogo. Va. Tai aš dabar, aš taip, žinai, nu, taip filosofiškai į tai žiūriu. Norėtųsi, žinoma, ir to, ir kito, ir trečio, bet principas tai tas, nu, iš tos patirties, tas, iš to, nu, nebebijoti, nes kažkaip tai, irgi išgirdau, man patiko, būsioji mano, jinai viską teisingai pasiskaito gyvenu, nu, aš netoks. Šitą ir kada sako, ir to teisingai, ir tas, nedaryti, neapsirikti, bet sako, praeis gyvenimas, paskui taip ir liksi, kad didžiausia bus klaida, kad tu nieko nepadarai, nieko nesužinojai. Laiklydai, kažkas, bet aš gyvenu. Bus nors taip, taip aš žiūriu. Labai tau ačiū, Reniau. Prašau.
lipančių į. Diana, matau, uždavė klausimą, tai gal pati užklausė? Visada prašom. Ar tu čia tą skaitai? Čia aš klausiausi. Diana klausia, dėkoja tau už patirtį ir klausia, ar gali pasidalinti keletą pavyzdžių žalų atitaisymo? Kaip pasikeitė tavo santykiai su vaikais, jei jų turi? Žinoma, turiu. Šitą, aš nežinau, vat, gavosi, nežinau, aš čia žala ar nesupranti, aš kažkada pas motiną esu, taip, kada irgi tai jau 9, sakau, aš savarankiškai pas mane nebuvo, kur pas ką suko tenai. Bet aš žinau, aš labai puikiai supratau, kad jeigu aš nedarysiu, aš turėjau patirties ankstesnių grupių, kur po 3 po mėnesį ir užgeria. Supratau, jeigu aš nedarysiu, to nesvarbu, moku, nemoku, nesigaus, aš turiu daryti. Pas manęs tai buvo, pas mane nebuvo kelio atgal. Tai netgi ir savo sakau, geriau daryti ir klysti, negu nieko nedaryti. Tas toksai devizas beveik buvo. Tai va, kada su motina dariau, aš irgi tenai jau savo prisirašiau, koks aš net vaikas, kaip aš lelelelė. Nu, karočiui, ir taip, ir dėmesys, ir viskas, priėjau prie motinos. Bet aš nežinau, pas manęs va yra viduje kažkas tai tokio. Man pasufleruoja. Sakau, mam, sakau, už ką tu, sakau, aš labiausiai va taip įžeidžiau, sakau, kaip sakau, pasižiūrėjau, sako, šiaip tai nieko buvai, net nepripažino, kad aš alkaš, nematė manęs geriančių per daug. Ir jinai atsiminė, kaip aš Halėje turguje kažkada, dar tais tarybiniais laikais, su hebrytėmis gėrėme alų žvejukose, pritrūkom pinigų ir aš toksai kietas, aš žinau, kur gauti, nuėjau pas motiną, mama, duok 5 rublius. Be jokių nieko, taip naglai, žinai, taip, o žmonės eiliai stovi, o neturi teisės iš vis kišenėje turėti pinigų. Ne iš kasos paėmė, taip jinai pasižiūrėjo ir dar sako, įsivaizduoji, kaip man buvo. Taip, aš tai tokį pajutau tuo momentu, tokį daryti, taip nemalonumą biškelį. Bet aš to nesureikšminau. Nu, tai tenai buvo tiek pinigų, tenai 5 rublių, kas ten. O, tai prašau. Nu, paskui, žinoma, paaiškinau, sakau, taip ir taip viskas. Bet iš tikrųjų, dar tenai buvo biški momentų, bet po to kartą kažkaip tai santykiai pagerėjo su vaikais, tai va, įdomu. Aš su dukra labai fainai yra, iš tikrųjų, jinai kažkas atsimenu, irgi tenai eina pas kaimynę ir su vaikais ten kažko tai reikėjo, o aš drebantis visas ir tenai, nu, pilsto, aš noriu, tipo, negerti jau kažką, tai dukras, tai žinau, kiek jai metų buvo, gal 5. Šitą, teti, išgerk, taugi blogai. Bet dėl to, nu, kažkaip tai aš nežinau, matai, vaikai jau manęs labai daug nematė geriančių. Nes jeigu ne vaikai, aš nebūčiau iš vis metęs gerti. Principai, jeigu aš dėl to, nes man vaikams reikia tokio tėvo. Pas mane pirmoji mintis buvo ne tai, kad kažką tai, bet kažkaip tai, o našlaičiais mūsų laikais tenai, lyg dar tais pusiau tarybiniais tenai, buvo aš išėjęs irgi ten buvo meilės tipo. Manęs nemyli, manęs nesupranta, manęs nevertina, buvo tenai paskui vieną moterį išėjęs. 3 mėnesius manęs nebuvo, tai grįžau, paskui šaldytuvas tuščias, už butą nesumokėta. Va, tai va, tokie stokeliai va. Tai bet šitą, o dabar aš pasidirbęs su 9 žingsnį, ant 2000 sumų. Nors jisai man sako, tipo, aš tau nurašiau skolą, bet tai jisai nurašė, bet aš tai nenurašiau. Va, bet principė tiek, kad šitą, kaip tau pasakęs, jie mane priima tokį, koks aš esu. Bet kažkada aš irgi pasakiau vaikai, kas su jums besitiktų, duris visą laiką atviras. Ką galėsiu, tom padėsiu, bet gavosi atvirkščiai. Nu ką padarysiu, čia irgi galbūt Dievas biškį pasijuokė. Su viena moterim tam irgi kažkada buvo, irgi buvo vaikas, bet kai išvarė mane iš namų ir aš tada, principų, ne, aš elementų tau nemokėsiu, nes atvažiavau su kitų draugų, jau čia gyvena, jie kartu viską, žinai. Bet ta sąžinė vis viena, niekur nedingo, aš jos ieškojau, neradau. Dabar buvau Facebook'e, susitikom kažkaip tai.
vietoje vaiko nebėra, tenai jisai biškai susidėjo su Chebra tenai, tai jis kauniečių tenai ir žuvo. Ir tenai, o dar sakau, tie du dalykai mane dar vienas yra vaiks irgi dar mane slegia. Nežinau, bet čia jau aš palikau Dievui spręsti, nes iš to, kad aš grauščiuosi, nuo to niekam lengviau nebus. O tenai, jeigu reiks karmą atidirbti, atidirbsiu. Nu, va tiek, nežinau, ar sakiau. Bet yra, aš neskaitau, kad čia jau rasti rankytę švarą, žinai, ne, taip nebus. Tai tiek, kad bandau jau dabar jau kažkaip tai sėkmingiau žiūrėti tos dalykus visus ir jau, kad nereikėtų į krūmus paskui bėgti, kad aš ne kažko tai nepatenkiu, kažko tai jau turiu iki galo būti. Nu, tiek, nežinau. Nesikūklinkite, blėma, man pačiam įdomu. Labas vakaras, Mindaugas alkoholikas. Veiksmingai. Ačiū Reniau už pasidalinimą, tikrai. Net netikėtai daug kur ta istorija susitapatinau su tavo istorija. Panašiai. Turėjau klausimą tokį. Žiūrėk, kažkada radau mamos rašytą ant savo pirmos komunijos nuotraukos. Tokį parašymą. Parašyta buvo: Mindaugai, neapleis Dievo ir jis neapleis tavęs. Tai vat man iš čia ir klausimas dabar toks kyla, kaip vat iš ten, kur dabar tu esi, kai žiūri į savo vat praeitį visą, kaip tu gali pasakyti, tu buvai apleidęs Dievą ar ne, jis tave buvo apleidęs ar ne. Ačiū. Gerą vakarą visiems. Ačiū. Tu čia pats, man atrodo, kad tu pats žinai atsakymą. Štai, kiek iš visko. Ne Dievas mane apleidžia, aš buvau apleidęs. Nes aš šitą visą reikalą man patiko, jeigu tai visiems jau pričia tokia patiko. Aš mėgstu pasiskaityti, sako, tenai, sako, Dievas maždaug, kai tas yra piemuoš, ne piemuoš, čia kitas, tas sako, karvė, žinai, sako, ir teliukas banda visą, ir teliukas susivažiavo, nepatenkintas, blemba. Ir nubėgo, sako, ką karvė darys, sako, čia indusai raško, karvė šventas gyvulys. Sako, jinai bėgs paskui tą teliuką bėgs. Taip pat ir Dievas, tik tai va tiek, kad yra aplamai visko, yra pradžia atverti širdį. Aš buvau užsidaręs ir netgi kai atėjau į anonimius, aš jaučiausi kaip akvariume. Pasaulis, jisai ten aplinkui, viską, aš kaip akvariume gyvenu. Aš nejaučiu jo. Aš buvau ant tiek, kad į save įsivažiavęs, į savo emocijas, savo jausmus, į savo protą, aš nemačiau pasaulio praktiškai, aš jau nepriėmiau toks, koks jis. Čia po gabaliuką reikėjo man grįžti, kad tas pasaulis yra nuostabus. Tai tiek, kad žmonės jie tokie kartais pasitaiko kaip ir aš. Bet po pasaulis, tai čia po gabaliuką ten, kaip tas, žinai, lūpasi, o iš tikrųjų tai Dievas be jo taip leidžia suprasti. Aš manau, kad čia normali kaip ir žmonės, kaip ir valstybės ar grupės, nes tas yra brendimo laikotarpis, turi iš pradžių kaip ir pas tą sūnų palaidūną. Turiu pabūti, pavaidinti tą štozoje, žinai, kad suprasti, kad štozoje tai nieko nėra. Be jo, jeigu pas mane vien tie dalykai, visai savo naudiškumus, niekam aš nereikalingas toks. Tai nežinau, ar atsakiau. Ačiū labai. Pusė, aš nežinau, Chebrytė, jeigu jūs... Labas vakaras, Žaneta alkoholikė. Ačiū tau, Reniukui. Vėlai prisijungiau, bet spėjau paklausyti, labai faina ir labai tikrai tave myliu kaip žmogų, kaip asmenybę. Ir
turiu va tokį klausimą, nes šitiek metų blaivybės ir vat ta blaivybė yra lengvesnė, ar jinai darosi sunkesnė? Va tokį klausimą turiu. Žiūrėti, tau pačiai, aš dabar aš neatsimenu, ar 4 metai, ar 5, kažkas tai Nu, tokio. jau 5. Šitą, tai tas pats, tai po vieną dieną, čia dienai nelygiai yra, tik tai kokie ten arkliukai į galvą iššaliuoja. Tik tai tiek, kad ateina jau, supranti, su laiku bėgant jau ateina įpratimas. Čia jau nebe, žinai, kad alkoholis tai negerimas, bet yra, bet sprendime, bet tos situacijos būna sunkesnės biškelį. Ateina, nėra taip, kad žinai, tai ras ir laimingai, ir gražiai gyvenai šitai, ateina, va, tada prieš kažką tai darant, prieš tą pasirinkimą pagalvoti reikia, galbūt, principės sąžiningai pasistengti elgtis, aš dar ne visada sąžiningai elgiuosi. O tada ir gaunu. Dar vienas klausimas, jeigu galima, mes alkoholikai esame perfekcionistai, ne, bet būti tobulam. Kaip tau su tom sekasi tvarkytis? Ojai. Tuo atveju pas manęs, aš žinau, kaip turi būti, ir man nesigauna. Žinau, kad tvarka turi būti namuose nuo vaikystės. Nesigauna. Ir aš ant savęs sustengiuosi, tik tai tiek, kad toks yra auksinis, nu niekur ne. Tu vis vien kada nors susitvarkysi. O tai, žinai, optimistiškiau pasižiūrėti, bet taip aš nežinau, yra tas, aš žinau kaip, bet aš su ja pasigaunu, o tai turi vat, ir mašiną, tai važiuoti turi ir tas būti, bet stengiu susitaikyti, nepatenkintas būnu nei savim, nei to, kas vyksta, bet, vadinasi, susitaikyti reikia, vadinasi, taip yra, paskui susitvarkysim tiek toliau. Ačiū, Renata. Ir dar vieną klausimą užduoti. Kas tau šiai dienai teikia didžiausią džiaugsmą? Oi, blemba, su tais džiaugsmais, čia aš stengiuosi nesidžiaugti. O juokingai skamba šitai. Kaip šitą visą, aš aplamai, aš džiaugiuosi tom, kad aš jau nebesu nebepatenkintas. Labai super. Nors nėra tenai tos euforijos, bet jau nors tiek gerai, nors jau kaip kažką tai reniukai gero pamatai, maladės. Ačiū tau, Renė, labai. Tas manęs taip. Ačiū. Ačiū tau, Žaneta. Audronė, alkoholikė, aš noriu paklausti. O tai Reniau, tu kaip žinau, kad neturėjai globėjo. Tai per visą tokį laiką jį ir pats globojo, ir tos patirties, kad niekada nebuvo iškilęs noras, ar kaip čia pasakyti, turėti globėją, susiras globėją. Ne, aš supratau klausimą. Globėjo ne, patikėti, aš kitą kartą su draugu susiskambinu, kitą kartą dar kažką. Man reikalingas žmogus, man reikalingas kitas alkoholikas. Net į kitą kartą, sakysime, iš mūsų grupės kažkas tai paskambina ir aš pasijaučiu geriau. Bet aš nežinau, bet kažkaip tai. Pas manęs tas yra, čia gal charakterio, blogumas yra, kai atsimenu, dar Minesotoj, Klaipėdos gulėjau, ten reikėjo kažką tai nupaišyti, kažką tai padaryti. Sako, jo, tu sako, vienišas vilkas. Ir kada dabar, taip, tada pasijau, kad tas gal per daug skamba, gaisiai žinau. Bet vokiškai Eingang, tai yra šitą šuo pas manęs yra. Jisai neprigijo tenai, pas dukrą tenai ir tikrai tenai gyvena jie neblogai ir paėsti ir juos tenai viską turi kas tipo tenai prižiūrėti. Ir baseiną, ir parkelis tenai viską. O šuočių čia prie dukros nieko neprileisdavo, praktiškai net gyvyro neprileisdavo. Šitą ir tenai jau dantis, ir čia pas seserį niekaip neišėjo jam prigyti, tenai dvi katės, dar kitas šuo, aš atėjau, sekis kaip tokius bėgioja, toksai pasimetęs visas už.
ant manęs čia irgi jaučia, bandė paurksti, bandė. Paskui praėjo nori šitą. Ir paskui vat, jos vyras, dabar buvom susitikę, sako, ką tu su šunim padarai? Sakau, nieko su juo nedariau, sako. Jisai pats darosi. Žinai, tai šitą ir glosto jį, tas jau buvęs vyras, jau nebuvęs, tas jau dukros vyras ir paglosto, jisai nieko nesipriešina, lelė, patenkintas. Šitą sako, jo sako, tas Eingang yra viena, kaip čia išvertus į lietuvių, vienas einantis maždaug tai buvo. Jisai turi turėti vieną šeimininką. Jam tenai kolektyvas, dar kažką tai jam netinka. Pas mane matyt, aš irgi toksai esu, tas vienas einas. Kažką tai su buvusi žmona, turėjau vieną labai nuostabią draugę, bet jos nebėra jau. Va, šitą visą reikalą. Taip, jo, bet tai turi nedaug žmonių būti. Ir vat kažkas tai man tenai, kažkam tai prieš kažką, tai draugiškai, taip, jo, fainai, bet turi būti abipusiai pas manęs. Ir kad aš žmogų jaučiu ir kad žmogus mane, kad būtų, tasai būtų, kaip mes sakome, širdžių kalba. Ne ten, kaip tenai, bet tasai ir tada tas mane pakelia. Aš jaučiu kitą žmogų taip pat. Bet, pas mane taip. Ačiū, Reniau. Prašau, klauskite. Šiaip pusę valandos dar liko, dar galim susirinkimą gal nebeišeis padaryti. Ne, tai gal kas nors nori pasidalinti, šiaip kas susitapatino, kam kas surezonavo, ką išgirdo, ko neišgirdo. Tada aš paklausiu dar. Na, prašom. O tai Reniau, o tas, vat, ta vienatvė, ar jau, kažkaip aš jau prieš tai norėjau paklausti, gal negražu. O iš tikrųjų, nebijai likti vienas? Bijau. Va, bijai. Šitą ne tai, kad bijau, bet man, kaip čia pasakius, ne tai, man nemalonu. Man tai iš vaikystės, kai mes buvom 3 vaikai, mes vienas kitą palaikydavom. Jūs esate čia pusė, kažkaip tai aš neįpratęs kažkaip tai vienas, aš turiu kažkaip tai, kad su kažkuom tai, žinai. Kažką, man taip lengva, aš tada jaučiuosi labiau kažkaip tai reikalingas, kažkaip tai daro, aš turiu, vyrai aplamai taip yra sutverti, jie turi jaustis reikalingi. Nes kitaip, ta tavo ir savivertė ir taip toliau, paprasčiausiai taip gamta yra sutvėrusi vyrus pagrindė. Ir kada tenai tipo savo tenai, gerai, visuomenė, dar silpnesniems reikalingas, lelė. Bet taip pat norisi kažką tai tokio, kad arčiau, žinai. Taip sutverta ir čia tai nepasišakosi prieš gamtą. Bet tik tai priimu vėl susitaikymas ateina. Leniukai, aš 4 kartus vedęs, jeigu nesugebėjai per tiek, tai ko tu nori? Tada gyvenk su šuniu. O į maldas įtraukė prašymą o į savo maldas įtraukė, ta prasme, bet bijai likti vienas, bet... Aš paprašydavau, aš gaudavau, bet supratau, kad jam geriau matyti yra. Tai kaip ir paleidai tą situaciją. Paleidau, tau geriau matyti, jie tavo valia ir viskas. Tyliai nori. Supratau, ačiū. Tai pas mane. Prašau, Katrina. Labai asmenišką klausimą paklausai, ten nebūtina dalintis, bet dėl tėčio, ar ne, buvo tėvas ir patėvis. Tai bet kuris yra tavo, ką žinau, jeigu sprendė. Matai, čia aš negaliu, aš irgi tą klausimą, bet aš negaliu, čia būtų motinos ir tėvų. Karočiui pas juos ten trikampis buvo.
šitą ir jie taip pat kaip ir aš, jie irgi norėjo būti laimingi, kažkaip tai irgi neturėjo tų patirčių, neturėjo nieko, motina aplamai jinai iš kaimo, žinai. Nu, tėvas mano tenai turėjo, tenai Vokietijoje, Klaipėdoje, anksčiau tenai buvo iš tų ten malūną, ką ten jie tenai turėjo, aš nežinau, nesimenu, buvo nuotraukų. Tenai, bet šitą visą reikalą ir motina kažkada su patėviu draugavo, paskui išėjo patys į kariuomenę, motina susipažino su mano tėvu, atsirado mano sesuo, atsiradau aš, man buvo metai, jis visgi senamelė niekur nedingo matyti pas juos. Ir motina apsivedė vėl su savo to, ir dabar dar vieną seserį turiu nuo patėvio. Va. Šita yra tokie dalykai, bet kada buvo, sako, lyg tai mylėjo mane pradžioje, bet kol nepasakė, kad kaip jisai Karlą panašus, tai meilė apsikeitė, žinai, patėvis tikriausiai pasijuto apgautas, ar dar kaip nežinau, ir tai buvo tokia labiau neapykanta, o patėvis, nu, jisai turėjo irgi, man atrodo, priklausomybę nuo tenai tokių, gal nenusek, bet nuo santykių, gal taip pasakysiu irgi. Kad jeigu aš vieną kartą ypač meilužę tenai lydėjau, kad aš su jos vaiku galėčiau pažaisti, kad jie ten užsiimtų, ko jiems reikia, viską. Bet patys manęs mylėti nemylėjo, taip pasakysime. O su tėvu susipažinau man, kada buvo 15 metų. Žinoma, buvo tos nuoskaudos visokios, ir motinos kaminai tavo, ir su patėviu taip aplamai. Laukiau, kada aš užaugsiu ir aš jam viską atiduosiu, kai jisai man yra įkrėtęs. Bet ateina laikas ir supranti, kad jie irgi jie norėjo savo gerą. O mes, ką vaikai, žinai, mes buvom kaip dėl kažko biškio namuos anksčiau supykdavo, uodega buvome. Ką padarysi, va taip yra, bet iš tikrųjų tai kaip toks Dievo planas tebūnie būna. Nes aš toksai šiaip esu Leponija, tai jeigu būtų man viskas gyvenime buvę, aš nežinau, būčiau iš visis šlekas galbūt buvęs. Čia, kad sutvirtėčiau tikriausiai. Bet šiaip buvau ir pavalgdintas ir viską, ir tikrai turėjau kas geresnė. Ačiū labai. Nežinau, sakiau, nesakiau. Sakau po. Ir pasirgė, aš esu niekom negeresnis nei už patį, nesakau. Ir išsiskyręs esu, nors aš irgi su principais, ne. Čia galėjau išlaikyti šeimą, bet aš nusprendžiau, kad tikrai esu neidealus. Lai susiranda geresnį už mane, nors mintyse galvoja, tu blemba tokia, kaip aš nerasiu. Nu, ką padarysi, viskas žmoniškai yra. Nu, tiek. Drąsus esi labai. Vis dėlto pradėti programą prieš daug metų vienam, tai turbūt reikėjo tikrai didelio. Ne, čia reikėjo labai bijoti, kad neužgerčiau. Nes aš supratau iš kitų patirties, be programos alkašas, niekur, be aukštesnės jėgos, be vatų, ką mes mokinamės, kaip elgtis, kaip viską, kad tam. Čia pas normalų žmonės, normali mokykla, kaip žmogus turėtų iš tikrųjų gyventi pasaulyje. Klaidas atitaisyti, atsiprašyti, jeigu neatitaisyti, neįžeisti kitą, nesistatyti save aukščiau už kitą. Čia yra kaip paprasto normalaus žmogaus psichologija. O aš buvau tai pasiklydęs, aš to Zaja, kaip Zaja, tai ir gavai Zaja. Viskas normos ribos. Dar paklausiu. Čia yra tokia galimybė ir nieks. Tu esi dalinęsis, kad kai darėjai 9, aš dabar tikrai gal sumaišysiu, kada tu esi prisipažinęs savo žmonai, kaip supratau, apie savo paklydimus. Ar šiai dienai
Ta prasme, jeigu galėtum sugrįžti atgal, tą darytum ar nedarytum? Žinok, aš nežinau, aš manau, kad viskas vyksta pagal jo valią. Aš kažkaip tai buvo, paskui jau viską, jinai ir viena paskui buvo, aš paskui pagalvoju, jeigu dabar reikėtų su ja iš naujo gyventi, ar aš norėčiau. Bet iš tikrųjų aš taip neturėjau pasielgti. Taip, aš galėjau pasakyti, taip, kaip man sakau, taip, aš neturėjau jos pažeminti. Bet tai kaip, čia ne jos, man prieš tai, man patiko, norint kito, nereikėjo man taip iš vis elgtis, nes aš su jos draugė perbėgau. Tai čia, kaip pasakius, ir čia jinai, neatleido, taip pasakysim, bet man nereikėjo to daryti, tai nebūtų reikėjo ir atleisti. Ir aplamai, bet tuo momentu pas mane buvo tas godumas ant visko. Ir ne to atsakomybės kažkaip, tai aš galvoju, kaip man turėtų malonu, kaip jinai pasijaus, kaip jai bus, kaip tai draugiai bus, aš negalvoju, man buvo svarbu, tad mano lyga. Dabar aš aplamai ir su draugai, dabar nereikia man šitą. Nes tai yra, kaip pasakius, aš save apvogiu iš tikrųjų, galutiniam rezultate. Aš negaliu paskui normaliai su to žmogumi ir bendrauti, ir elgtis, nes tai visą laiką bus pas manęs ant sąžinės. O padarius, dėl ko 9 reikalingas, kad vėl santykiai būtų normalūs žmonėje. Va tiek. Nežinau, ar atsakiau. Atsaky. Pagrindė tai save apvogė. Tokio nesąmonės darydamas, tai save apvogė. Supratau. Prašau, gal dar turit kas nors klausimų, gal norit pasidalinti? Tai nežinau, tai gal tada norės kas nors po susirinkimo kažko paklausti. Tai iš tikrųjų